Ką pastebėjau Limaklaro viešbutyje, kad gal dėl to, kad viešbutis yra visiškai nepopuliarus tarp lietuvių. Kiek žinau, mes esam vienintelė iš vis lietuvių šeima, kuri šiuo metu čia ilsimės. Čia yra visiškai nepopuliarus viešbutis. Ne delfinai, ne guralis ir ne Rai premiumas, tai lietuvių aplinkui visai nėra. Pagrindas britai, skandinavai, vokiečiai ilsisi, keletas rusų girdėjau, bet rusiškos muzikos iš vis neleidžia. Turkiškos muzikos, populiarioji muzika. Tai viešbutyje pakankamai tvarkingai visi. Maisto restorane nepastebėjau, kad paliktų pilnom lėkštėm, kad prisikroviau, nieko nesuėdžiau ir žodžiu viską pilnai nuneša. Viešbutis yra orientuotas į švarą ekologiją, į tą antrinį naudojimą, tai visur palikti lapukai, iškabinta, kad prašome naudotis žodžiu visais viešbučio patogumais, bet jeigu nebūtina ten, tarkim, rankšluosčių nemeskit, kad skalbtų. Dar papildomai, kad nekeitaliotų pastoviai naujų viešbučio kambarį esančius dušo geliai, ten šampūnai, kūno priežiūros priemonės, mačiau irgi ten su visokiais sertifikatais, kad vegan perdirbtos pakuotės ir panašiai. Tai viešbutis yra orientuotas į tą tokią švarą tvarką, kitaip tariant, žiūrėk, kiek dediesi į lėkštę, kad nereikėtų pilnų išmest. Ir toks, tikrai sakau, prižiūri ir akivaizdu, kad ir svečiai, kurie renkasi viešbutyje, irgi, palaiko tą viešbučio aurą, žinai. Ir aišku, kačiukai aplinkui pilna, su ankakliukais laksto, šiaip įprastai, tiesiog visoje teritorijoje vaikai gali eiti ir glostyti krūvas katyčių šiame viešbutyje, čia kieme net ir katyčių namas yra, gali nueiti pažiūrėti, kaip kačiukai gyvena. Naktim, aišku, išlenda, aplinkui visur drąsiai gali eiti ir glostyti visus.